klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar su ponia Kristina kalbu? Taip. Ponia Kristina, Valdemaras jums skambina. O dabar net nežinau. Ne, mes nesame pažįstami. Ai, labai malonu. Aš esu Luko tėtis. Ai, Luko tėtis. Taip, Luko tėtis. O jūs esat Kristina Gretos mamytė, taip ar ne? Gretas? Taip. Kaip Greta laikosi? Nieko. Nieko, ar ne? Kristina, aš tiesiog kaip Luko tėtis nerimaudamas ir... O kokio jūs Luko tėtis esate? Ta prasme, kokio Luko? O kokio Luko? Aš nežinau, ar jūs pažįstat Luką. Aš pažįstu daugiau Lukų, taip. Kvedaravičius, mano pavardė. Valdemaras Kvedamo. Nebegaliu ištart. Tai vat, ir norėjau paklausti, kaip Greta laikos? Normaliai, o kas atsitiko? Normaliai. O jūs viską žinot apie Gretą ir Luką kartu? Nežinau, čia kaip... Kaip? Gal ne viską? Ne viską, man atrodo. Kas čia atsitiko? Kaip, mano sūnus yra toks hiperaktyvus, gan sakyčiau, jaunuolis. Ir aš tik neseniausiai sužinau, nes mano darbas toks daugiau keliauti po platų į pasaulį ir aš atgrįžęs turėjau tokį nemalonų pokalbį su juo. Ir aš kaip suprantu, jisai draugauja su jūsų dukterim. Ar bent jau nedraugauja, bet santykių turi. Nežinau, ar kas atsitiko. Tas atsitiko, kad vienam vakarėlį, aš nežinau kada, bet taip išėjo iš kalbų, kad jisai su Greta permiegojo. Kokiam vakarėlį? Aš nežinau, koks vakarėlis dabar buvo. O tai kur jie buvo kartu, kokiam vakarėlį? Lukai, dabar nėra Luko, aš negaliu jo paklausti, bet išėjo iš kalbos, jisai mamai pasakė, man buvo nesakęs. Aš esu griežtas tokiais atvejais labai ir savo sūnaus, šiaip į vakarėlius kažkokius neleidžiu. Aš buvau išvažiavęs. Tai kokiam jie čia kartu vakarėlį buvo? Lukai, kokiam tu vakarėlį buvai? Jis dabar šiek tiek bijo manęs. Plotas. Sako, plotė kažkokiam buvo, ar gimtadienis, ar kažkas. Aš dabar tų draugų taip netrikiuosi, bet aš tiesiog sužinojau, kad jisai draugauja su Greta. Ir norėjau paklausti jūs kaip mama, kaip Gretos mama. Lukas, šiaip tai... Ar jūs žinot, kad Greta turi santykius su mano sūnum? Šiaip tai ne. Nežinot, ar ne? Ar jūs su Greta nepasikalbat? Šiaip jinai uždarai. Uždara, ne? O jūs išleidžiat ją į vakarėlius? Ne, važiuoja, šiaip buvo pas draugę, bet šiaip per daug aš jos neleidžiu, bet šiaip jinai grįžta namo. Šiaip išvažiuot, kad, sakykime, būti ten kelias dienas, tai ne. Važiuoja į klubą kitą kartą su draugais. Važiuoja, ar ne? Tai kiek metų yra? Jai 16. 16. Ir į klubus leidžiat jau? Tai važiavo čia kelias kartus su draugėm. Į klubą šiaip nuo 18 leidžia. Na, aišku, ne man čia teisti viskas, bet mano sūnui yra 18 metų. Bet aš dar jo į klubus neleidžiu. Kas aišku, nežinau, čia telefonu kalbėtojas. Taip, aš, ponia Kristina, norėčiau net susitikti su jumis, reikėtų pakalbėti dėl jūsų draugystės dabar visų santykių. Aš norėčiau pažiūrėti ir į jūs. Aš tai nežinau, aš dabar pritrenkta kažkaip, tai nežinau netgi. Dėl ateities norėčiau irgi pakalbėti su jumis. Aš nežinau, dabar pritrenkta likau, čia man tokias naujienas, kad ką žinau. Na, man irgi buvo šokas toks savotiškas. Tai kada čia tas buvo, tai... Aš Lietuvoje nebuvau 1,5 mėnesio. Tai nesvarbu, jūs nebuvo, tai sūnus, jeigu sakė, tai... Sūnus dabar su manim šiek tiek nubaustas, jis nelabai nori kalbėti, tai... Nubaustas, tai ką žinau, tai jeigu tuo labiau nubaustas, tai turi pasakyti, tada tai su mama bent jau kalbėjo, jeigu jis šitai pasakė, tai kokiam tam vakarėlį jie buvo, irgi turi pasakyti. Jis sakė kažkokios draugės gimtadienis, ar kažkur ten tiesiog plotas buvo, taip kaip sako, tai jauni plotas, ten afteris, prie partis, kaip jie mėgsta žargonais kalbėti, man tokia kalba nėra suprantama, bet esmė ta, kad jisai buvo su jūsų dukterim Greta. Ir man iš tiesų labai labai keista ir aš tiesiog esu labai nustebęs, kad jūsų dar dukrytė yra 16 metų. Šiaip tai sakau, net nežinau. O jų viena turi brolį, seserį. Turi? Turi, ar ne?
O šiaip mokosi gerai gretutė? Normaliai. Normaliai, ar ne? Aš man atrodo, kažkada ją mačiau, kažkada labai seniai buvo gal pas mus ir užbėgus, bet aš taip dabar mano Lukas tas merginas keičia kaip koinės, tai negražiai elgesi. O jūs kaip žiūrite į tai? Nežinau, dabar aš šiaip pritrenkta esu. Kažkaip nežinau netgi ką pasakyti, čia taip kažkaip nustebinot. Nustebinau, aš irgi pats nustebęs esu. Ką čia, gal susitinkam kurį vakarą? Būtent vakare. Nežinau. Vakare yra nepatogu. Na, galite pas mane vakare užsukti. Šiaip nežinau, į namus aš nevažiuoju. Na, galiu kur nors, nežinau, į kavinę, vynelio atsigerti. Vynelio? Tokie pasiūlymai saugos. Ne, tiesiog, nenoriu čia taip labai atrodyti piktas ir žiaurus. Jūsgi man kaip ir giminė būsit. Kaip suprast, kaip giminė? Na, aš apie ateitį kalbėjaugi. O tai ką jūs jau čia toks tikras, taip jau čia viskas? Na, pas mus šeimoje taip įprasta, aš taip auklėtas buvau ir mano sūnus yra auklėtas. Tai kad jeigu turi kažkokių santykių su mergina. Tai palaukit, sakėt, keičia kai koinės merginas, tai kaip čia nesuprantu. Man naujiena, visa tai man yra naujiena ir aš šiek tiek esu šokiruotas to, kas sūnaus elgesio. Palaukit, keičia kai koinės, o čia greta jam pirma, kaip čia išėjo dabar, aš nesuprantu, jeigu jūs čia taip jau toks tikras apie visą šitą. Nieko nesuprantu aš. Jisai yra Gretai pirmas. Ir man tai patinka. Vienu žodžiu, jūs man dar savo pavardę pasakykit kartą. Kvedaravičius. Valdemaras vėl negaliu. Vienu žodžiu, aš dabar einu pas dukrą pasikalbėti. Ir dar vienas dalykas, ponia Kristina, aš esu Valdemaras, a.k. Jonas iš Zip FM. Zip FM. Dukrytė gaus dabar. Wow. Gal paskambint dar ką? Senolį, ką patarsi? Pasuk. Aš manau, kad nelabai kels. Bet žinai, kas labiausiai gaus šitoje vietoje? Tas, kas atsiuntė numerį. Čia yra, sako, geriausios draugės mama. Geriausios draugės mama. Ir bus dabar bajeris. Bus bajeriukas. Tam. Klausau? Kristina. Jūs mus girdit jau. Jūs mus girdit. Girdžiu. Mes su jums papokštavom, jūs nepykit. Aš nepykstu. O kodėl ragelį numetė? Aš jau nežinau, jau pasdavau. Dukra čia jūsų ne prie ko, žinau. Jo, ne prie ko čia užregistravo. Man jau pasakė vaikas. Galite įkvėpti ramiau, jūsų dukrytė yra... Aš netikėjau, aš šiaip čia taip tokiais. Bet vis tiek nemalonu girdėti tokius dalykus. Ką žinau. A, jums patinka tokius dalykus girdėti? Mes galim dažniau paskambinti. Tikrai nepatinka, bet... Nu tai viskas. Ką žinau. Nieko, ramiai, savo pasijuokė dabar, viskas čia gerai. Jau pasijuokė. Nu tai džiaugiuosi. Viskas Esat gera mama, viso gero. Iš kur tu žinai? Viso gero. Žinau, Iki. Viso.